visi. Vėjas šiandien taršo plaukus. Atvažiavau į tokį tolimesnį pajūrį. Galima sakyti, šito miestelio pradžią. Pajūris va toks ilgas. Ir kažkaip tai nutariau pasidalinti savo tais išgyvenimais, savo to džiaugsmu, kurį jaučiu, savo tą dėkingumą, kurį kiekvieną dieną atlieku praktikas. Ir žinokit, mane taip nustebino, kad aš tiesiog iki ašarų. Visą tai iki ašarų. Ir dar kas buvo man įdomiausia, kad man norėjosi niūniuoti ar giedoti, dainuoti, nežinau kaip tai pavadinti, kaip būna, tiesiog kažkokios mantros, bet aš jų kaip ir nemoku, tai savo žodžiais. Ir žinokit, tie žodžiai taip liejosi, tiesiog tokiais ir rimas, ir ritmas, ir toks, tokie dėkingumo žodžiai taip susiliejo į vieną. O, ir taip įdomiai, taip gera, tiesiog, ne vienu žodžiu. Ir kitas sakys, ką jinai čia vis dėkoja ir dėkoja, neaišku, nei už ką, nei kaip. Nežinokit, aš dėkoju už tą visą grožį, kuris supa mane. Už tai, kad aš galiu pamiršti savo rūpesčius, pasimėgauti gamta, pasimėgauti to saulės voniom, to maudymosi. Ir aš jį priimu ne taip paprastai kaip maudymasi, ne taip paprastai kaip deginimasi, ne. Aš jaučiu kiekvieną tą spindulėlį, kaip jisai liečia mano tą kūną. Tas maudymasis kaip vanduo, kaip jisai blyksi, kaip tie saulės spinduliukai ir kaip jie tiesiog man duoda tokį gaivumą, tą sveikatą. Nemoku apsakyti. Aišku, džiaugiuosi, kad trumpam, bet man vėlgi buvo duota šitą galimybę. Ir galimybę pasijusti tokia visatos dalele, susijungti į tą tokį srautą, grožio srautą. Tokį ir tiesiog, kaip sako, ką tu neši pasauliui, ką tu neši iš savęs, tą tu ir gauni. Ir aš jau pradedu tą suprasti, kad ačiū, kad aš galiu matyti tą grožį. Kitam, sakau, gal kažkas ir nesupras mane, sakys, kas čia tokio, visi važiuojam, visi čia poilsiaujam. O man kažkaip tai, aš nežinau, aš labai matau tą grožį, man viskas gražu aplinkui. Ta gamta, nežinau, ir aš toj gamtoj, aš taip įsilieju, taip, nežinau, ir žmonės, kurie aplink mane, ir tie santykiai, tiesiog santykiai su tuo pasauliu, su tais žmonėm, visais, kurie su manim, aš labai džiaugiuosi ir visiems linkiu patirti tą harmoniją tokią, tą tokį džiugesį momente ir džiaugtis tuom. Tai vagi, atvažiavau su dviratuku, prasivažiuoti, nes šiandien saulytė nelabai lepina, gal po pietų išlys, tai dar tikiuosi ir greitai sumaudyti, nes tokių čia besimaudančių ir besimėgaujančių yra nedaug. Jie kiti vaikštinėja, apsirengia, žvalgosi, tiesiog jie praeina, grožių pasigroži, bet tokiam saulės ir jūros voniom jie nesinaudoja. Jiems turbūt yra šalta, kaip čia nežinau, nesigilinti, kiekvienas savo. Tai vagi, visiems sėkmės, gražios dienos, taip pat tokia žinutė iš manęs. Ir
ko visiems geriausias kloties. Tai leidžiamės dabar į tokį pliažiuką. Šitoj pusėje žmonių nėra, anoj buvo, tai aš už tai atėjau iš šitos pusės. Ir parodysiu labai gražias uolas. Na, toksai smėliukas. Labai gražu. Ypatingai, kai bangos daužosi. Čia tos vat uolos. Paukšteliai čiulba. Smėlis dar šlapias. O aš dar pasiėmiau ir maudomuką, galvoju, įsimaudysiu. Bet pagulėti, tai kažin, kad šlapias labai smėlis. Va, čia nais matomai bėgo vanduo, žiūriu, va, kaip išplauta. Labai stipriai. Buvo stipri liūtis. Ir tiesiog va, visas kelias. Visas kelias. Va, žmonės lipa per uoleles, va čia perlipi. Ir galiu jau būti kitam pliaže. Ten irgi aš žinau, kad ten jau nebegalima. Kitaip, o čia va, pereini. Labai gražios vietas. Tokias malonės, širdžiai tokios uolos. Nu, toks vaizdelis. Čia žmonės maudosi, deginasi. Tokia gražuolė. O, tas bangelis. Čia rausi? Ką tu čia rausi? Ką? Ką tu čia rausi? Kas lenda į tašą? Kitsau. Nu, baik. Bėk. Bėk iš čia. Bėk iš čia. Mūsų šašlikiukai kepa. O, jau kvapelis gražiausias. Toksai vakaras. O čia kepėjas. O, tai gražiai. Čia mūsų vėlyva vakarienė.
Kągi, kilsiu į uolą, pažiūrėkit, kokie uolynai, koks vaizdas, koks nuostabus vakaras, koks nuostabus lėliutis, aš jau nemoku apsakyti. Bangos didžiulės, aš bandau lipti. Vaizduoju, kokiais vaizdais aš esu apdovanota. Ir koks nuostabus jausmas. Ir kaip žmonės gyvena tokiam grožyje, tokiuose uolose. Miestelį, pliaželį. Ir aš bandau dabar, nežinau, kaip aš čia perlipsiu. Turėčiau perlipti. Ir atėjau čia tos olos, kuri buvo iš tolo, matėsi. Vaikinukas pasidėjęs groja gitarą. Žmonės mėgaujasi. Na, kaip ispanai, kad sako, fantastiko, fantastiko. Dar noriu parodyti tuos uolynus, kokie čia. Čia visa ta uola. Ir dar gražus, va, žiūrėkit, kokie uolynai. Kokiais einu uolynais. Tiesiog ir laivelis. Taip gražiai. Žiūrėkit. Dalinuosi iš visos širdies. Ir noriu, kad visi pasidžiaugtų tokiu gražiu vakaru, tokiais gražiais pojūčiais.
Kągi išeiname iš muziejaus tiesiai į aikštę.